Tai va, atvykom čia, kur darėm kirtimus, einamasis kirtimas ir rėtinimo kirtimas Beržynė, Pušynė atliktas einamasis kirtimas. Tokius kirtimus galima vykdyti iki gegužės 1 dienos. Šiandien diena jau yra gegužės 8 diena. Mes jos pabaigiam daryti balandžio gal tai 25 dieną ir medienos čia nieko nebėra ir čia yra įsivyravus paukščių muzika, ramybė. Nuo gegužės 1 iki Liepos 1 ūkiniuose miškuose 4 grupės kirtimų ugdomųjų, rėtinimo ar einamųjų daryti negalima. Turi būti ramybės laikas. Jaunuolynų ugdymai negalime daryti nuo balandžio mėnesio iki birželio 1 dienos. Tai realiai jau galėsim kirsti jaunuolynų ugdymus. Ten kirtimus darysim su vadinama giljotina, kirsim traką, krūmus, atsilikusius medžius ir ruošimės artėjančiam biokuro šildymo sezonui. Jeigu turit kažkokį miško sklypą, kuriam reikėtų atlikti jaunuolynų ugdymo darbus, nuo 15 iki 20 metų galim sutvarkyti visus dokumentus, galim užpildyti paraiškas nacionalinį mokėjimo agentūrai, galit gauti paramą kaip miško savininkas už jaunuolynų ugdymą už hektarą 380 eurų. Paraiškos tarp kitko bus priemamos rugsėjo mėnesį ir jeigu bus tvarkingai išugdytas miškas, jis turės savo potencialą augimui, o jūs gausit pajamų iš to miško kirtimo ir iš mūsų, ir iš nacionalinės mokėjimo agentūros. Tai jeigu turit kažkokių miško sklypo, kuriam reikėtų atlikti tokius darbus, mielo noro kreipkitės, mes padėsim, sutvarkysim. Šiaip iš tikrųjų vykdant darbus tokioj vietoje reikėtų gauti iš elektros tinklų valdytojo ESO darbų aktą, kad čia jie atjungtų elektrą, nuleistų laidus ir kad galėtume vykdyti kirtimo darbus. Bet čia medžiai, kadangi auga kiek 3 metrai iki laidų centro, iki pačio stulpo. Ir tie medžiai mums visiškai netrukdo kirtimui. Ta prasme, jie nebuvo taip tankiai priaugę, kad reikėtų kirsti ir įvyktų kažkokia tai tikimybė, nelaimingas atsitikims, kad tas medis užkris ant tų laidų. Net jeigu ir užkristų, tada skambini į ESO, išsikvieti specialistus, jie atvažiuoja, sujungia, tada išrašo sąskaitą už avarijos padarinių likvidavimą ir viskas. Čia šitoj vietoj problema kaip ir baigęs. Bet geriau tokių medžių, jeigu nėra įgūdžių ir galimybių nukirsti jį nepalietus ir nepažeidus tokių laidų, geriau kirtimų nedaryti, jeigu nėra patirties ir praktikos. Nes kai galvoji, kad apdruk paeis, dažnu atveju nepaeina.